150 kvadratinių metrų pagrindinė erdvė jūsų namam, papildomas 45 kvadratinių metrų butas jūsų uošvieniai ir papildomas 3 kambarių nuomos verslas šalia jūsų namo. Žiūrim. Pagrindinė namo erdvė 150 kvadratinių metrų. Visas sklypas 14 arų. Žiūrim. Taip. Turim įėjimą. Namas jaukiai, gražiai, šviežiai įrengtas. 150 kvadratinių metrų šita pagrindinė erdvė ir paskui dar parodysiu papildomas patalpas ir papildomą butą. Taip, iškart po dešinę įėję turim svečių miegamąjį, jau vykdom darbus, filmuojam, fotografuojam. Taip, toliau turim po kairę tokį kaip darbo kambarį, labai jaukiai įrengtas, mielai čia dirbčiau. Sofkutė, pailsėt nuo darbo. Čia laiptai į 2 aukštą, užkilsime kiek vėliau. Labai graži ir erdvi virtuvė. Sala, dar papildomas stalas. Poilsio zona, televizorius. Didžiulis kampas, sofa lova. Čia turim labai gražų šviesų dušą, vonę, tualetą. Didžiulis kondicionierius, šildymas, oras, vanduo, grindis. Čia turim išėjimą į erdvų sklypą. Visas sklypas 14 arų. Baseinas, batutas, vaikų žaidimo aikštelė. Visko, ko gali prireikti. Sklypas aptvertas, gale turim daržiuką, terasą, viskas sutvarkyta ir paruošta. Ne tik galėsite gyventi erdviame 150 kvadratinių metrų name, bet taipogi turėti papildomai ir butą 45 kvadratų ir dar 3 kambarius nuomai. Taip, kylam į 2 aukštą. 2 aukštas ypatingas tuom, kad čia yra jau visiškai atskira vaikų erdvė, vaikų pasaulis. Taip, čia turim tokią erdvę kaip svetainę vaikam, žaidimų kambarį. Ir čia turim 2 kambariukus vaikam. Tai kambariukas numeris 1, darbo vieta, lova. Ir kambariukas numeris 2, darbo vieta, lova. Ir taipogi, žinoma, čia 2 aukšte turime tualetą. Butas numeris 2. Šitą butą galėsite nuomoti ilgalaikiai nuomai arba padovanoti savo giminaičiui, uošvieniai, broliui, seseriai. Taip. Čia turim 45 kvadratinius metrus. Čia jau turim pilnai įrengtą funkcionalų butą, taip pat grindinis šildymas, virtuvėlė, visa reikalinga technika. Butas pailgos formos, turim dušą, tualetą. Butas šviežiai, gražiai, jaukiai įrengtas šviesiais tonais. Ir čia turim dar kambariuką su miegamojo lova. 45 kvadratiniai metrai. Ten jūsų įėjimas, čia 2 butas, čia garažas, o čia jūsų dar vienas papildomas verslas, tai yra kambarių nuoma. Turime 3 kambariukus, visi apie 20 kvadratinių metrų. Einam pažiūrėti detaliau. Taip, čia toks įėjimas, laiptinikė. Po laiptais turim bendrą skalbyklėlę. Galėsite gyventi ir vystyti savo verslą šalia namų. Taip, kambariukas numeris 1 butukas. 2 miegamos. Virtuvikė. Atskiras tualetas, dušas. Kambariukas numeris 2. 2 miegamos. Virtuvikė. Taip pat atskiras tualetas, dušas. Ir kambariukas numeris 3. Ta butą galėsit nuomoti pastoviai nuomai, o šitą nuomoti paromis. Prašau. Čia jau miegamų vietų daugiau. Net 4. Taip pat virtuvikė atskira. Ir tualetas, dušas.